Rinkliava 9-aukščiams sumažėjo, tačiau už konteinerių išvežimą iš šiukšlių šachtų teks sumokėti. Kaip jau buvo pranešta rugsėjo 18 dieną, Visagino taryba priėmė sprendimą, kad nuo spalio 1 dienos rinkliavos dydis 5 aukštų namams ir namams su šiukšlių šachta tampa vienodas. Tačiau konteinerių išvežimas iš 9 aukštų namų šiukšlių šachtų tampa atskira paslauga, kurią gali teikti Visagino būstas arba net privatus asmuo. Spalio 1 jau visai netrukus. Todėl paklausėme Vytauto Šlausto, kaip bus vykdoma sutarčių dėl konteinerių išvežimo iš namų su šiukšlių šachtomis sudarymo procedūra. Kaip gyventojai gali priimti sprendimą. Tuose namuose, kuriuos administruoja Visagino būstas, bus organizuojami gyventojų susirinkimai šiuo klausimu, ar gyventojai toliau nori naudoti šią paslaugą, ar atsisakys tos paslaugos. Tai šitą paslaugą ir susirinkimus organizuos Visagino būsto vadybininkai. Ir šiandien jau galbūt skelbimai tuose daugiabučiuose namuose, kur yra šachtos su atliekų tvarkymo konteineriais, bus iškabinti. O daugiabučiuose, kuriuos administruoja namų bendrijos, mes joms įsiūsim savo komercinį pasiūlymą su paslaugų sutarties projektu. Ir tada gyventojai aptars, jeigu bendrija priims sprendimą, tada mes pasirašysim sutartį ir toliau tęsim šios paslaugos vykdymą. Kaip paaiškino Visagino būsto direktorius, ši paslauga kainuos maždaug nuo 27 iki 30 eurų per metus, priklausomai nuo buto ploto. Į tą paskaičiavimą įtraukta. Didžioji dalis tai yra iš tikrųjų yra darbuotojų atlyginimas. Palyginus su dabartiniu etatų kiekiu, kuris yra skirtas konteinerių šachtų aptarnavimai, mažėja, mes jau net ir nepilnas etatas vairuotojo tampa ir mažiau negu pusantro etato pagalbinio darbininko. Toliau į šį įkainį įeina techninis aptarnavimas transporto priemonės, kur irgi yra ne visa mašina įtraukta, tik dalis jos įtraukta. Tai yra ir kuras, tai techninis aptarnavimas. Ir toliau eina pačių konteinerių priežiūra. Tai yra plovimas kartą į ketvirtį ir dezinfekavimas. Priėmus šį paskutinį tarybos sprendimą dėl rinkliavos patvirtinimo, dalinai Visagino būsto nuostoliai kažkiek tai koreguotųsi, bet kadangi mūsų pasiūlymas 25 metam buvo pateiktas jau 24 metų lapkričio mėnesį, nuo to niekas nepasikeitė, reiškia šiais metais mūsų veikla taip pat ir liks nuostolinga. Tik gal kažkiek sukoreguos kelis mūsų likusius šių metų mėnesius. Todėl planuojam, kad kadangi jau šiuo metu yra verto patvirtinta nauja regioninė atliekų tvarkymo kaina ir taryba turės svarstyti šį klausimą jau šiais metais kitiem metam, kokia turės būti rinkliava, mes teiksim savo paskaičiavimo pakeitimus, atsižvelgdami į tai, kad didės minimaliai mėnesinė alga darbuotojams nuo kitų metų sausio 1 dienos. Todėl kažkoks tai pasikeitimas, kas susijęs su Visagino būsto paslaugom bus, bet nemanau, kad jis bus didelis, nes bendroji sumoje tas padidėjimas gal bus ir netoks jau ryškus. Reikia pažymėti, kad susirinkimų rengimas neliečia 5 aukštų namų, o tik namus su šiukšlių šachtomis, iš kurių 30 administruoja Visagino būstas. Jų administratoriai ir surengs susirinkimus. 9 aukštų namuose, kurie priklauso bendrijoms, susirinkimus organizuos jų pirmininkai. Taigi, nuo šiol rinkliava už šiukšlių išvežimą tampa vienoda visų tipų namams. O už šiukšlių šachtų naudojimų patogumą 9 aukštų namų gyventojai papildomai mokės nedaugiau 30 eurų per metus. Rugsėjo 23 dieną Visagino savivaldybėje įvyko senjorų tarybos posėdis, kuriam pirmininkauja Zinaida Tresnickaja, o jos nariai yra visuomeninių organizacijų ir savivaldybės atstovai.
Posėdėje buvo išklausytas strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjos Viktorijos Abaravičienės pranešimas. Savo pristatyme ji pateikė tą Visagino savivaldybės 2023–2030 metų strateginio plėtros plano dalį, kuri susijusi su vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybė Visagine. Senjorų atstovams buvo malonu išgirsti naujienas apie medicinos ir socialinių paslaugų projektus. Pavyzdžiui, sveikatos centrui Sedulina buvo nupirkta įranga mobiliajai medicinos komandai bei įsigytas elektromobilis, skirtas komandos išvykimams pas pacientus. Visagino poliklinikai ir Visagino ligoniniai skirta lėšų remonto darbams atlikti bei įrangai įsigyti. Nemažai projektų įgyvendinama ir socialinių paslaugų srityje. Pavyzdžiui, žmonėms su specialiaisiais poreikiais bus pastatyti grupinio gyvenimo namai adresu Taikos gatvėje 20, o žmonėms su intelekto sutrikimais jau įrengiamos socialinės dirbtuvės. Ypač malonu buvo išgirsti informaciją apie projektą nevyriausybinių socialinių paslaugų gerinančių vyresnio amžiaus žmonių gerovę Visagino savivaldybėje plėtrą. Įgyvendinant šį daugiau kaip 900 000 eurų vertės projektą bus suremontuotos patalpos Vilties gatvėje 1. Šis adresas žinomas kaip senjorų užimtumo centras, kuriame veikia 3-ojo amžiaus universitetas, statybininkų klubas, pensininkų klubas ir kitos visuomeninės organizacijos. Be remonto senjorų užimtumo centre atsiras nauja muzikos ir vaizdo įranga, naujos erdvės, tarp jų ir mini virtuvė bei patalpa maistui. Taip pat naujos erdvės užsiėmimams, kurios leis praturtinti senjorų gyvenimą naujomis veiklomis. Posėdžio metu senjorų taryba taip pat aptarė Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimą, kuris vyks spalio 1 dieną 16 val. Salėje Draugystė ir į kurį kviečiami visi norintys. Pirmojo rudens mėnesio pabaiga nedžiugina šiltais orais. O sinoptikų prognozėmis pirmosiomis spalio dienomis oro temperatūra svyruos nuo +3 laipsnių naktį iki +12 laipsnių dieną. Jei atšalimo tendencija išliks ir vidutinė paros temperatūra nukris žemiau 10 laipsnių, jau spalio pradžioje gali prasidėti šildymo sezonas ir atsirasti papildoma našta šeimos biudžetui. Tuo pačiu, kaip praneša UAB Visagino energija, šilumos ir karšto vandens kaina šių metų spalį bus mažesnė nei tą patį mėnesį pernai. Šilumos energijos kaina su PVM bus 9% mažesnė ir sudarys 6,85 cento už 1 kWh, o karšto vandens kaina bus 6% mažesnė ir sudarys 7,07 eurus už 1 kubinį metrą. Geriamojo vandens kaina išliks tokia pati – 3,55 eurai už kubinį metrą.